Kągi, labas rytas. Skubu, tiesiog nekantrauju pristatyti mūsų laidos naują rubriką, kuri vadinsis Maisto klubas. Taip, Ilona? Tai gerai pasakiau. Kurią ves Ilona. Kiekvieną šeštadienį mums pristatys skaniausią, puikiausią, nekaloringiausią maistą, kas būdinga mums moterims, ar ne? Kad būtumėm kūdas, gražios. Ir kiekvieną šeštadienį mes bendrausim su šita puikia moterim, kuri skaniai pristatys mums maistą. Ilona, prisistatykite visiems. Esu Ilona Juciūtė, kulinarė ir mes šiandieną esame prekybos miestelyje Urmas centrinėme Kauno turguje. Šiandien ką valgysim? Šiandieną gaminsime rudeniškus, sveikus, mažai kaloringus pusryčius, omletą su voveraitėmis. Su voveraitėmis. O, grybai, kaip skanu. Tokia graži moteris ir puodai, tai vyrų svajonė, ar ne? Ačiū, Inga, už komplimentus. Manau, kad moteris turi atrodyti gražiai visur, ar į prie puodų, ar sode, ar restorane. Maisto gaminimas taip pat gali būti ir labai gražus ir madingas. Omletui reikės 3 kiaušinių, sviesto, špinatų, aliejaus, mocarelos sūrio ir voveraičių. Aš kiaušinius gal, su kiaušiniais man labai viskas sekasi. O aš ant sviesto pakepsiu voveraitės. Taip. Negalima. Liko. Taip. Druskos, pipirų ir viską reikės išplakti. O kiek druskos, kiek pipirų? Iš akies. Prašom, šeimininkė, padėkit, padarykit. Aš tik tai dabar kaip mašina, kombainas. Pipirai. Čia pagal vyrą prieskonį, ar ne? Kokie pipirai? Taip, kaip tu jam nori paruošti. Ja. Nes vieni aštriau mėgsta, kiti sūriau, kiti išvis nieko nemėgsta. Gerai? O čia kiaušiniai vietiniai, va, čia turguje pirkti, ar ne? Taip, turguje. Naminiai. Mano virtuvė yra labai patogioje vietoje, kad viską, ko tau reikia, tu gali įsigyti šalia. Super. Aš šių voveraičių tikrai nerinkau, bet grybauti mėgstu labai. Aha. Mėgstu juos ruošti, valgyti, netgi valyti aš juos mėgstu labai. O šiaip tai sako grybai mediena, ten sunkiai virškinasi, jie tokie dietiniai, tavo manymu? Žinoma, kad dietiniai. Ateina toks metų laikas kaip ruduo, o kodėl ne? Ar ne? Arba žiemą su spirgiukais ir bulvėm. Jeigu jau daug sviesto ir daug spirgiukų, tai nežinau, kaip ten su tais dietiniais patiekalais. Bet šiaip tai dietos nesilaikai niekada gyvenime. Yra toks posakis, arba valgai, ką nori, arba atrodai, kaip nori. Taip. Nedaug sviesto. Aha. O ką man dar čia reikės dadėti? O tau į kiaušinio plakinį reikia įdėti arbatinį šaukštelį majonezo. Majonezo? Vieną arbatinį šaukštelį. Su saiku aš manau, kad galima visko. Šitas var, ne? Taip. Omletas bus daug puresnis, jisai iškils. Užtenka tik? Užtenka. Gerai. Klausyk, Ilona, bet tai man vis tiek kažkaip tai nekvepia čia tokių nekaloringų maistų, dietinių, vis tiek ir majonezas, ir sviestas. Pavyzdžiui, mūsų ruošiamo patiekalo porcijoje tik 322 kalorijos. Aha. Aš manau, mes šitą omletą pasidalinsime dvies. Ar užuodi kvapą? Taip, grybų. Klausyk, aš žinau, kad tu ne tik gera žmona, gera motina, bet turi ir savo tinklaraštį, ar ne? Taip, prašau, tinklaraštį apie maistą, maistoklubas.lt. Jame stengiuosi išsaugoti vertingus, naudingus patiekalus, kad kiekviena pradedanti virtuvėje galėtų jais pasinaudoti, bet jie būtų naudingi ir virtuvės senbuviai. Dar labai noriu pasidžiaugti, kad turime video rubriką, ko Lietuvoje tinklaraščiuose beveik nėra. Super. Aliejus, o tai irgi riebalai. Šlakelį. Sako, šlakelį. Taip.
ir mažą gabalėlį Ir sviesto. sviestą, vėl riebalai. Aliejus. Ilona, kokie čianais dietiniai. Aliejus tam, kad sviestas nesviltų. Ir uždengsime dangčiu, kad omletas šiek tiek pakiltų. Nu, Ilona, vat, pavyzdžiui, grybai voveraitės, nuo voverių žodis kilęs, pirmiausia voveraičių. iš tikro mama pasakojo, kad anksčiau voveraitės jie vadindavo lepeškomis. Lepeškos. Taip, Bet šiaip tai galima ir su baravykais, ar ne, ir su bet taip, kokiais labai grybais. skanu ir su Tai baravykais. čia tas sūris, kur yra O čia gabalas. mocarelos sūris, jisai šiek tiek įsilydys. Aha. Bet čia ant vienos pusės taip, Taip, ar ne? o kitą pusę mes ir užlenksim. Nu, va, prašau, op. Taip. Aha. Man labai svarbu maistas ne tik, kad būtų skanus, bet ir kaip jisai atrodo. Kaip patiekiamas, taip? Kad pažiūrėjus žadintų apetitą. Viskas nuo stalo serviravimo iki turinio lėkštėje turi būti gražu, tiesa? Tiesa, bet aš nežinau, ar tikrai jisai čia netoks kaloringas. Mes iš vienos. Nu taip. Ką mes tada nedraugės? šitas- Taip. Sūris jau pradėjo lydytis ir omletas paruoštas. Kaip gražiai tu čia Taip. padarei. Saulutė, la la lai. Mums dar vasara vis. Op. Op, O čia galima pomidoriukų. druskos pipirų. Na štai, užtrukom tik kelias minutės, o mūsų mažai kaloringi, sotus pusryčiai jau paruošti. Nors ir dėjome sviestą, aliejų ir majonezą, bet pusryčiai sudaro tik 322 kalorijas. Tai ką valgom, o po to į sporto salę, ne? Taip. Ir tokius pusryčius suvalgę, tai sotus tikrai būsite gerą pusdienį. Taigi, skanaus. O aš noriu jūs visus pakviesti kiekvieną šeštadienį užsukti į centrinį Kauno turgų. Lauksime jūsų. Jis kaip kalba daug, valgom.